Labas, Tadai. VGTU studentų atstovybė vykdo projektą apie akademinį nesąžiningumą ir norėtume tau užduoti keletą klausimų. Tai pirmasis būtų, kokia tavo nuomonė apie nusirašinėjimą, apie plagijavimą ir kitokį nesąžiningumą studijų metu? Visų pirma, neturiu jokios nuomonės apie tai. O antra, jeigu tą darai apsukriai ir protingai ir moki išsisukti ir esi gudrus, tai netokia jau ir bloga ta nuomonė. Jo. Tai kaip manai, ar netenka kažkokių įgūdžių prieš darbdavį pas studentus, specialistus? Nemanau, kad prieš darbdavį yra atsakomybė. Turi būti atsakomybė pačiam prieš save. Jeigu kažkur tai kažko nemoki ir tu tam nusirašai ir gyvenime to liksi neišmokęs ir tau to prireiks, tai pats kaltas būsi, tik tais pats kaltas būsi. O darbdavys anksčiau ir vėliau tą sužinosi ir tada vis tiek atsirūks pačiam. Ir kaip manai, kaip darbdavys gali pastebėti tavo, kad tu sukčiavai, kad tu buvai nesąžiningas? Studijuodamas? Dirbdamas studentas, kaip gali atskleisti tai, kad jis nusirašinėjo? Sunku pasakyti. Nežinau, ar yra buvę tokių atvejų net. Nes tie, kurie moka nusirašinėti, dažniausiai moka išsisukti paskui prieš darbdavį. Nežinau, kažkoks matyti trūkumas kompetencijos kažkokioj srity, kuri reikalinga dirbant tą darbą. Ir prisipažink, kad buvai savo studijų metu nusirašęs? Taip. Gal gali papasakoti apie pačiu? Teko. Žodžiu, dailioškai nusirašinėjimas kitoks šiek tiek būdavo, nes mums reikdavo piešti. Ir buvo Dovydo figūra, lygtais Dovydo. Ir mums jį reikėjo nupiešti ir aš visiškai nemokėjau piešti žmonių ir buvo Žodžiu, ką aš padariau, aš jį nufotkinau, atspausinau ant kelių didelių lapų ir perpaišiau ant lango. ir va toks buvo nusirašinėjimas. Paskui kitą kartą, kas buvo man labai įstrigę, bet tai nebuvo nusirašinėjimas iš tikrųjų, tai buvo tiesiog savęs pasibandymas toksai stiprus. Ėjau į egzaminą lietuvių liaudies meno istorijos ir man dėstytojas rodo tautinius rūbus ir sako, kokio Lietuvos regiono rūbai čia yra. Ir aš net nežinau, kad mums reikia tą ruoštis. Aš visiškai neskyriau jokių rūbų, ten tautinių juostų ir ten sijonų ir taip toliau. Ir aš tada sakau, taigi čia dzūkai, nors visiškai neturėjau minty, kas ten tokia gali būti. Ir jis sako, teisingai, sako, matau, kad šitą mokį, kitų net nerodysiu. Tai kas tada suveikia? Arba aš atspėjau ir tas užtikrintumas, sakant tą atsakymą, padėjo man, kad aš negavau toliau klausimų, nes jeigu būčiau bejojęs ir sakęs gal dzūkų, aš būčiau gavęs dar vieną ir tada būčiau tikrai jau nebespėjęs antrą kartą. Arba gal dėl to, kad buvau labai pasipuošęs egzaminą ir dėstytojo orientacija buvo neaiški. Taigi, ką galėtum palinkėti studijų metu, sesijos metu, VGTU studentų? Nelauk paskutinės nakties niekada. Nes čia ne tik blogo studento ženklas, bet čia ir blogo žmogaus savybė. Ne, rimtai. Ta prasme, mes daug būdavo studentų, kurie ateina paskutinę naktį, kitą rytą kabina darbus, nemiegoja, padarė prastai labai. Nes ten, bent jau pas mus, tai netgi turėdavo tie darbai išdžiūti, tarkim, arba sutvirtėti klijai ar dar kažkas. Ir tas neįvyksta, nes jie per vėlai pradėdavo daryti. Tai tiesiog pradėti viską daug anksčiau daryti, nes kuo anksčiau pradedi tą ugdytis, tuo geriau paskui yra gyvenime. Nes ką ir dabar aš, pavyzdžiui, klientui pristatau savo darbus savaitę anksčiau prieš deadline. Kartais tai būna klaida, nes jie tada turi laiko koreguoti ir taisyti tenai viską. Bet jeigu aš ir būnu padaręs, aš tarkim jį pasiguldau ramiai ir tada dieną prieš deadline siunčiu jau, kad žinodamas, kad jie gali kabinėtis. Tiesiog niekada nelauk paskutinio momento, nes tai kelia stresas kelia įtampa kenkia sveikatai. Ačiū tau labai. Prašau.